Teismas, suprasdamas, kad negali nepriimti skundo, tai Egidijus Šileikis, Konstitucinio teismo ilgametis teisėjas, jis puikiai viską supranta. Kolegijos pirmininkas buvęs ilgametis Vyriausio administracinio teismo ir aukščiausio prieš tai buvęs teismo pirmininkas Gintaras Kryževičius. Jie puikiai žino, kad klausimas yra susijęs su biuleteniais ir balsavimu. Ir jie nutarti nerašo, kad aš grindžiu skundą tuo ir sako, čia su biuleteniais nesusijęs klausimas. Grįžtam į Londoną. 13 dieną balsavimas, skaičiavimas pirmų paštų gautų balsų, skundai pateikti, kurie iki šiol neišnagrinėti, nes negavom mes jokių patvirtinimų, kad būtų apygardos komisija, kurios taip ir nesudarė šituose rinkimuose VRK, ar VRK už ją būtų išnagrinėjusios tuos skundus. Ir 16 dieną jau Londono komisija turi balsavimo biuletenius antram turui, nors 18 dieną dar skaičiuos kitus gautus iki tos dienos balsavimo biuletenius paštu. Va toks cirkas vyksta. 17 dieną išsiuntinėja antro turo biuletenius, o 18 dieną dar skaičiuoja pirmo turo rezultatus. Slepia iki šiol nėra atsakymo, kur yra dingę tie po 7 000, neteikia įrodymų, kad atvirose dėžėse laikomi vidiniai vokai yra tikrai rinkėjų, jiems siųstų ir gautų, kad yra identifikuota. Niekas neteikiama. Visiškas ignoravimas bet kokios teisės.